Instrumentų juostos interpe Collaborate išskleidžiame mygtuką Interference Check ir pasirenkame susikirtimų paieškos komandą Run Interference Check. Atsidarius dialogo lange pasirenkame elementus, kuriuos reikia patikrinti. Galima pasirinkti ne tik esamo projekto elementus, bet ir elementus iš prijungtų failų. Spaudžiame OK. Programa patikrino pasirinktų elementų galimus susikirtimus ir pateikė ataskaitą. Ataskaitoje galima detaliau peržiūrėti informaciją apie kiekvieną susikirtimą. Pažymėjus bet kurį elementą sąraše, jis išryškėja projekte oranžinė spalva. Ataskaitą galima eksportuoti. Spaudžiame mygtuką Export ir nurodome failo išsaugojimo vietą. Ataskaita išsaugoma HTML formatu. Uždarome susikirtimų ataskaitos dialogo langą ir pereiname prie kitos pamokos.